Gerą dieną, bičiuliai. Tai va, tai gautas iškvietimas. Pjausim šiandien tą vienmetį žolių mišinį, ten kur gausiažiedis svidris su persiniu ir egiptiniu dobilu. Tai va, tai šiandien lankausi Žemaitijoje. Tai žodžiu, pažiūrėsim, kas čia gausis. Aišku, dabar pirmasis pjovims ir tai žiūrėsim, ką gausim su antru pjovimu ir su trečiu dar. Matysim, kokia ta situacija bendra ir koks derlingumas buvo. Tai va, tai žodžiu, traktorius jau va važiuoja į priekį. Lekiam iš paskos. Tai žodžiu, lekiam iki laukų ir susitiksim laukuose ir ten bandysim pasižiūrėti, ką mes ten turim. Nu ką, pradėjom pjaut po truputėlį. Nu tai va, tai čia palei pakraštį dabar nusidaužė to žolis. Aišku, čia dabar daug nebus, nes nėra aukšta ta žolė čia. Bet svarbiausiai dabar buvo ją nupjaut, kad paskatinti tą iš naujo augimą. Aišku, kai čia biškį susigrieps, tos žolės bus. Vietom ir daugiau, vietom ir mažiau. Tos žolės, tai žodžiu, dar biškį pavažiuosim paskiau toliau pasižiūrėti, kaip ten atrodo. Tai va, parvažiuo mūsų agregats. Drugelis. Šiaip gražiai atrodo pjauna. Nu ką, pradėjom pjaut, tai šiaip iš tikrųjų vaizdas ir neblogs. Masės turim ganėtinai nemažai, jeigu tai paimtumėm. Kaip čia yra sieta 0,5-9 mapo 60 kg, 30 litrų bioproduktas toks ir sėjos norma ir 25 kg. Tai sėjos norma turėtų būti 40 kg, bet jau antrus metus sėjau po 25 kg ir iš tikrųjų masės išeiga yra ganėtinai gera, jeigu ir sąlygas tinkamas. Jeigu nori siekti ir 40 kg, jei sąlygas ir netinkamas, tai realiai kaip ir perteklinis toks būtų sėjos norma perteklinis. Tai va, parvažiuo. Jo, šiaip masės ir nemažai. Ir kai kur daugiau, kai kur mažiau, bet jeigu tai paimsim šičia, sakykime, visai neprastai. Tai čia yra persiniai egiptiniai dobilai vienmečiai su gausiažiedė svidrė. Čia yra. Tai va. Masės ir nemažai. Yra aukšta ir. Gausiažiedė svidrė. Jeigu, sakau, geri metai, drėgmės yra,
ten beprotą daug masės duoda. Greitai auganti ir tikrai apsimoka sieti tuos vienmečius mišinius. Einam į mašiną, truputėlį daug papasakosiu, nes čia vėjas labai didelis ir tai sunku, netgi droną pasikeltą sudėtingai iš tikrųjų buvo. Tai biomasės išeiga iš tikrųjų yra nemaža. Kai pasnieta gegužės 9 dieną, šiandien turim birželio 20 ir mes pjaunam jau pirmąją žolę. Ir kaip ir minėjau, esam skaitos sėjos metu naudojom mapą 60 kg fizinių svorių, 30 litrų pylės toks bioprodukts. Turbūt kyla klausims, kas tas bioprodukts. Tai bioprodukts yra toks naus gaminys iš tikrųjų ir manau, kad jis greitai atsiras rinkui Lietuvoj. Tai ten yra tokia sudėtis įdomi. 15% azoto, 15% fosforo, 15% kalio, 7% sieros. Angliavandenių ten turim panašiai apie 30%. Tai iš cukrus paprastai tariant. Ir turim, neatsimenu dabar tiksliai, keletą procentų baltymų. Ir pagrindą sudaro tai mielis, mielegrybiai. Nes mielegrybiai yra atsakingi už dirvožemių kvėpavimą arba deguonies gamybą, sakykime, kurie minta vadinamais tais ekskodatais, pagamina kitus elementus ir visa kita. Tai va, tai tokių dalykų yra rinkoj ir manau, kad jau greitų metų atsiras jau ir prekyboj, nes šis produktas toks ir universalus ir jį galim naudoti kaip maistą, kaip trąšą ir kaip dirvožemio tokį aktyvatorių, sakykime. Jis nėra skaitoms mikrobiologinis produktas, jis ir skaitoms kaip trąša, bet ten ir sudėti visi šitie dalykai. Tai va, tai trumpai apie šitą produktą iš tikrųjų. Tai va, tai būtent tas vienmetis žolių mišinys gausiažiedis svidrim su persinėgytiniu dobilu, ani yra skirti būtent greitam ganimui, greitam šienavimui arba, sakykime, kurį norit lauką įsivesti sėjomainą. Šitam tikslui yra sukurti šitas mišinys. Jau kelinti metai šitą mišinį sėjam ir iš tikrųjų ne vien ūkininkas pastebėjai, būtent, kad ta gausiažiedis svidrės, va šitą būtent tą mišinį gerai ėda gyvuliai. Tai manau, kad tęsim toliau šitos bandymus, sėsim, žiūrėsim, kas gausis iš tikrųjų, nes dar turim laiką tobulėti. Kaip ten sako, tobulėjimų ribų nėra. Tai va, tai šiandien trumpai tiek iš laukų ir žinoma, noriu padėkoti visiems, kurie atvažiavote į laukų dieną. Šiaip iš tikrųjų nustebino žmonių skaičius ir smagu iš tikrųjų, kad žmonės atvažiuoja, domisi būtent kitokiomis technologijomis, neįprastiniam tokiom, nes mes visi mokam įdėti daug trąšų ir negauti nieko. O kaip neįdėti daug trąšų arba neįdėti daug pastangų ir gauti truputėlį daugiau. Tai va,
Bet čia šits dalyks neįvyks per 1 metus. Nes čia keičiasi toks gyvenimo etapas, kurį mes turim, praeiti arba išmokti. Tai va. Tai ačiū, kad laikinat, komentuojat ir iki susitikimų.